Sveiki draugai! Noriu papasakoti apie šią ėmimo kamerą ir kuriais atvejais jinai yra ypač tinkama. Pirmiausia, atsiversim Google palydovinę nuotrauką, kad matytume pastatą iš viršaus. Ir aš jums papasakosiu, kodėl šita kamera yra ypač tinkama, kuomet kamera bus montuojama ant šio trikampio. Ši kamera turi 3 kameras. Viena čia, kita čia, na ir papučia valdoma. Kam toks sprendimas daromas? Visų pirma, tam, kad su vienu internetiniu laidu arba Wi-Fi tašku arba kameros tašku maitinimo mes turėtume net 3 vaizdus viename. Ir prieš visą temą mūsų mažas patarimas. Jeigu yra galimybė, šią kamerą naudokit ne nuo Wi-Fi signalo, o junkime internetinį laidą LAN, tam, kad turėtume greitesnę greitaveiką. Tai yra svarbu, nes iš vienos kameros transliuojamos 3 kamerų vaizdas. Tai yra pakankamai didelė apgultis gaunasi Wi-Fi signalui. Wider kamera gyvena šiek tiek toliau nuo routerio, Wi-Fi signalas mažėja, greitaveika mažėja ir jums paskui bus sunkiau ją žiūrėti. Na ir prie esmės. Viršuje esančios 2 kameros turi matymo kampą 90 laipsnių. Tai aš iškart piešiu jums ant plano ir parodysiu, kas gaunasi. Kamera kabinama yra ant pačio kampo ir 90 laipsnių matymo kampas yra štai tokia kryptis. Taigi mes matome nuo pastato parkelį, takelį, kas juo eina. Sekanti kamera esanti viršuje filmuoja štai į šią pusę ir mes turim bendroje sumoje 180 laipsnių matymo kampą. Matom visą prieigą prie namo. Na, o sekanti kamera esanti apačioje filmuoja šiek tiek siauriau, bet turi detalesnį vaizdą, nes siauresnis matymo kampas. Tai prastai vienas matymo kampas būna palei pat sieną, kad niekas nepraeitų palei pat sieną. Na ir 60 laipsnių daugmaž bus taip. Štai mūsų. Jeigu pastebim, čia yra mūsų nematoma zona. Jeigu mes norime stebėti šią zoną, mes tiesiog kamerą galim pasisukti tą pusę. Tokiu atveju atsivers čia zona nematoma, bet pasidengsime šią zoną. Taip kad puikus sprendimas iš IMAU yra šita kamera, kuri turi 3 objektyvus. O kam skirta, tikiuosi supratot.